Kriptovaliutos Tether savininkai 2023 metais uždirbo virš 6 milijardų dolerių. Mes jau tiek pripratę girdėti tos didelius skaičius, kaip milijonai, milijardai, kad nelabai suprantame, kokios tai sumos. Paverskime šios skaičius į labiau suprantamas sumas ir dabar pats tas laikas klausimų jums. Kas kiek laiko Tether uždirbdavo 11 796 dolerius? Kas dieną, kas savaitę, kas minutę ar kas valandą? Turi dar 3 sekundės pasirinkti savo atsakymą. 3, 2, 1. Teisingas atsakymas C. Tether uždirbo vidutiniškai beveik 12 tūkstančių dolerių kiekvieną minutę. Gal dabar bus lengviau suprasti, kodėl aš tai pabrėžiau 6 milijardų sumą pradžioje. Tether yra stablecoinas. Tai kriptovaliuta, kurios kursas niekada nesikeičia ir yra kažkam lygus – doleriui, eurui ar auksui. Todėl šis apibrėžimas ir verčiamas kaip stabili moneta. Netrukus paaiškinsiu, kokiu būdu jie uždirba pinigus, viskas labai paprasta ir geniali idėja gimė tiesiog suradus tinkamą sprendimą buvusioms problemoms. Iki 2014 metų, kai dar nebuvo stablecoinų, kriptovaliutų kursai buvo labai nestabilus ir nieko nestebindavo 30% kainų šuoliai per dieną. Žmonės galėjo ne tik greitai uždirbti, bet ir prarasti pinigus, nes visos kriptovaliutos buvo su tokiais šuoliais. Jei norėdavo užfiksuoti pelną, reikėjo pasikeisti kripto į fiat valiutą, tai yra į eurus ar dolerius, bet kiekvienas keitimas kainuodavo kelis procentus nuo sumos, tarkim 2 ar 3 procentus. Keitimai užtrukdavo ilgiau ir pagal mokesčių įstatymus, kurie vis dar nebuvo konkretus kriptovaliutų atžvilgių, kiekvienas keitimas į fiat fiksuodavosi kaip apmokestinamas sandoris ir nuo to reikėjo susimokėti mokesčius valstybei. O jei tarkim vieną dieną pasikeiti bitkoinus į eurus ir sekančią dieną matai, kad gera kaina, perki vėl bitkoinus, o vėliau keiti atgal į eurus, tai vien paskaičiavus tokią situaciją, žmogus prarasdavo bent 6 procentus nuo visos sumos ir nesvarbu ar pavykdavo uždirbti. Taigi, būtent tam, kad vartotojai galėtų apsisaugoti nuo kriptovaliutų kainų šuolių, nereikėtų mokėti mokesčių valstybei ir kelių procentų už kiekvieną keitimą, 2014 metais buvo pristatytas pirmas stablecoinas – USDT. Jo veikimo principas yra labai paprastas. Įmonė Bitfinex USDT savininkė įneša tiek dolerių į saugyklą, kiek USDT vienetų yra rinkoje. Taigi vienas USDT lygus vienam doleriui. Ir kad galėtume naudotis tokia stabilia kriptovaliuta, mes mokame 0,1% nuo sumos, kurią keičiamės. Mokesčio mes net nepastebim, o kai Tether naudojasi tiek daug žmonių, Bitfinex uždirba milijardus. Dabar turėtų būti aiškiau, kodėl stablecoinų savininkai yra tokios milžiniškos keityklos kaip Bitfinex, Coinbase ir Binance. Paslauga be galo reikalinga, bet ir investicija didelė. Daug metų sklandė gandas, kad Tether vieną dieną sugrius ir iš paskos nusineš visą rinką į dugną, nes niekada jokia audito įmonė nebuvo patikrinusi jų rezervą. Šiai dienai oficialiame tinklapyje galime rasti viešai prieinamą audito ataskaitą, kas tokias kalbas nuramina. Bet jei jums nepatinka Tether valiuta, ne problema, visada yra pilna alternatyvų. 99,99% iš mūsų tokių pinigų, kokius gauna Tether, niekada nematysim. Bet kriptovaliutų yra rinka ne vienam ir ne kartą įrodžiusi, kad čia uždirbti galima labai daug. Jei dar nežinojai, kursiu privačią grupę, kurios tikslas pasiekti maksimalius rezultatus per ateinantį kripto pakilimą. Ir pirmi grupės nariai išloš daugiausiai.